Sveiki, šiandien lankomės kompanijos ProBro tunelinėje plovykloje Vilniuje, Pilaitės prospekte. Šioje modernioje plovykloje Altas IT įdiegė pažangias automobilių stebėjimo sistemas. Apie šias sistemas šiandien pakalbėsime kartu su ProBro tunelinių plovyklų tinklo vadovu Sauliumi Vaičekausku. Sauliau, sakykite, kokia vaizdo stebėjimo ir saugumo sistema yra įdiegta pas jūs ir kodėl renkatės būtent tokį sprendimą? Taip, pas mus įdiegta Mobotixo vaizdo stebėjimo sistema. Turim skirtingų kampų, skirtingų kamerų pritaikytų pagal reikiamą situaciją. Turim vaizdo saugojimo sistemą ir galim eksportuotis ir peržiūrėti įrašus tada, kada reikia. Kas svarbiausia buvo renkantis vaizdo stebėjimo įrangą ir tiekėją? Tai svarbiausia, tai turbūt patikimumas. Mums labai svarbu, kad ta įranga veiktų ir iš tikrųjų galėtumėm nuolat, kada reikia prisijungti ir turėti visą reikiamą informaciją. Svarbu ir kokybė, pati kokybė tiek vaizdo, tiek pačios įrangos ir mes turim tikrai specifinę aplinką, kurioje ir drėgmė, ir šaltis, ir ta įranga turi tarnauti. Tai šitas dalykas labai buvo svarbus ir žinoma saugumas. Kad saugumas būtų užtikrintas, kad tik mes galėtume matyti tos vaizdo įrašus, tas ypatingai irgi svarbu. Sauliau, papasakokite praktinių pavyzdžių, kaip ši sistema padėjo spręsti probleminę situaciją. Mes tinkle iš tikrųjų per šios metus nuplausime netoli 4 milijonų automobilių. Tai tų situacijų iš tikrųjų tikrai visokių ir nemažai. Mes visą savo tinklą valdom franšizės būdu. Tai čia viena iš svarbių dalių, kad mes vaizdo stebėjimo įrangos pagalba padedam užtikrinti standartą. Mes stebime, kaip vyksta procesas ir padedame darbuotojus, matydami, jeigu kažkas tai vyksta ne taip. Kita dalis, mes iš tikro dalį savo įrangos reguliavimų galime atlikti nuotoliniu būdu. Matydami įrangą, prisijungdami nuotoliniu būdu prie pačios įrangos valdymo, irgi galime tą daryti nuotoliniu būdu. Ne kartą tikrai padėjo situacijose, kai klientų zonoje, pavyzdžiui, paliko kažkokį savo, tarkim, kilimėlį automobilio ir tada tikrai sistema padeda surasti tą kilimėlį ir surasti klientą, kuris tą kilimėlį paliko. Dar viena situacija yra tokia, kai turim tikslą užtikrinti tinkamą pralaidumą plovyklos. Kaip žinia, nuplauname iki 220 automobilių per valandą ir esant pikiniam dienom stebim vaizdo medžiagą ir žiūrim, kur mes prarandam tas sekundės, tas minutės ir žiūrim, ką galima tobulinti savo procesus. Sauliau, kokie kompanijos planai toliau plėsti sistemą ir diegti naujus funkcionalumus? Tai visų pirma, mes plėsim sistemą turbūt kiekio prasme, nes labai didelė plėtra numatyta tiek dar Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Tai tas mūsų kamerų kiekis tikrai labai stipriai didės ir pačios įrangos kiekis. Kita dalis, tikrai nemažai turim inovacijų, kurias jau kai kurias darom arba kai kurias planuojam daryti ir tokių įdomių, kurios iš esmės keist galbūt gali plovimo rinką. Kaip kad pavyzdys automobilio purvo atpažinimas, kur mes kamerų pagalba galėtume matyti ir pagal tai pritaikyti plovimo procesą. Kaip pavyzdys kliento šypseną pamatyti ir matyti, ar jis patenkintas pas mus. Tai einam dabar pasižiūrėsim tada, kaip viskas veikia iš tikrųjų.